Taigi, sveiki vėl ir su jumis sveikinasi Mr. Distro ir tai yra jau antrosios industrinės revoliucijos ketvirtoji serija, jeigu neklystu. Taigi, prisimenat, aš kai buvau troboj, ten pasidariausi kabelius paskutinę seriją, tai ir žiūriu, kad man kai ko pritrūko. Ir pagrindinai man pritrūko redstone'o. Taigi, kas nežino, tai va čia yra redstone'as, yra vanilla Minecraft'o dalykas, naudojantis Minecraft'o elektrai. Tai yra paprastas Minecraft'as, tarkim, turi tokią kaip per elektrą arba, nežinau net kaip pavadinti tokią sistemą, turbūt elektros. Ir kaip matė tokį žydrą gavom, tai yra Nikolite. Ir Nikolite yra Red Power 2 itemas arba dalykas, panašus kaip ir Redstone. Kaip matot, labai šalia vienas kito jie yra. Jie bus naudojami Bluetricity arba tie, kas jau matėt, žiūrėjo, tai tokiems ypatingoms sistemoms, kurias aš taip pat darau. Ir kaip matėte, aš čia prisikasiau prie lavos, mes čia esam jau prie 14 lygio. Ir kaip matot, čia yra Sapphire sienai, ten yra Rubinas, o ten viršuje Emeraldas. Ir kaip minėjau, jie yra visi trys Red Power 2 itemai. Ir man reikėtų realiai bent Rubiną pasiimti, kadangi žiūriu, mano šitas pikeksas jau baigia pasibaigti. Ir aišku, nėra trijų, velnias, nepasisekė. Taigi aš kaip matot, šiek tiek pasikasiau čia. Manau, man reiks iki tenai nusikasti, gal pasiimsiu. Virš mūsų tas yra, kur mes buvom anksčiau čia užsilipę. Čia kažkur šitoje vietoje yra čestas, tas kur buvo melionai. Ir ten tas mūsų urvas yra didelis ir girdžiu kažkur vorą. Toj apsistatysim. Tai nieko nesimato, kas ten. O, čia urvas kaip reikalas. Ir aš dar šiek tiek silver radau ir tas silver yra o štai čia. Aš jau keletą buvau išsikasęs gabaliukų. Kaip matote, ten dar yra šiek tiek to raudono kaip to rubio. Bet čia dėl kelių redstone'ų lipti į apačią velnias. Na, turim dabar šiek tiek redstone'ų ir aš manau, man reikia grįžti į bazę. Ir kai ką pasidaryti per... Wow, šiek tiek nukritau ir dar, kaip matot, prisikasiu aš prie bedroko, tai čia yra tas vadinamas nulinis pasnerygis. Ir kiek girdėjau, deimantai randasi dabar arčiausiai prie bedroko. Taigi toks pastebėjimas, na dar pasirinkim tą appetite, kurį matom štai čia. Joms taip pat reikės ir ganėtinai nemažo kiekio. Ir jis ganėtinai nėra toks dažnas, kaip bent jau buvo prieš tai versijose. Taigi, aš dabar šuoliuoju į viršų, tikiuosi bus diena. Ir grįšim, kai aš jau būsiu vietoj. Taigi, aš vėl grįžau ir kągi. Aš jau susidėjau viską, maždaug išrūšiavau ten, ko mums reikia. Ir keliam prie mūsų medžių, prie mūsų sticky resin fermas. Ir dabar, kaip matot, čia kaip yra normali tekstūra yra tokia ir va štai va čia yra tokia šiek tiek kitoniška tokia tekstūra. Taigi čia yra tasai sticky resin spot arba ta vieta, iš kurios mes galime išgauti. Ir jeigu mes dabar antrą kartą paspaustume, tai yra labai didelis šansas, kad mes antrą kartą iš to neišgautume. Tai normaliai turėtų atrodyti šitaip. Vieną kartą paspaudus, kaip matot, lieka toksai. Ir jeigu antrą kartą paspaustume to paties, tai gali būti, kad iš vis išnyktų tas sticky resin spot. Ir aš nenoriu, kad taip atsitiktų, aš tiesiog susirenku tą, ką man duoda, tą, ką aš turiu. Šitą fermą aš užsiauginau su bone meal, tai labai iš tikro padeda. Taip, atrodo, viskas surinkau. Tai va, tiesiog, kad parodyčiau jums keletą tų tokių niuansėlių. Ir dabar, kai turim šiek tiek redstone'ą, mes galim šiek tiek pasidaryti keletą geresnių tokių aparatėlių. Taigi, visų pirma, aš turbūt pasidarysiu equivalent exchange dalyką, kuris man padės kasinėti. Tuoj parodysiu, ko mums reiks. Taigi,
O ir kaip matot, rod, tai yra divining rod, paskui bus divining rod antros pakopos ir trečios. Taigi man reikia pirmos pakopos ir nežinau kaip išversti, nes šiaip fishing rod būtų meškerė, divining, nu tai tokia kaip nenugalima kažkokia, irgi kažkas panašiai meškerė. Man reikės convalescence dust. Ir convalescence dust yra gaunamas su vienu charcoal ir 8 cobblestone. Taigi charcoal aš jau nebeturiu ir reikia man įsikepti vieną charcoal. Bet laikai. Kai reikės kepti kažkokią tai charcoal. Taigi. Paskui antros pakopos man reikės vieno redstone ir vieno iron. Ir vieno iron turim. Ir turim redstone. Taigi. Redstone'as gaunam convalescence dust. Charcoal su cobblestone'u gaunam pirmos pakopos, tokia kaip convalescence dust, paskui čia antros, ir paskui bus trečios, tai tam reikės deimantų, bet aš tų neturiu. Ir mes iš karto taip paimam, panaudojam. Ir gaunam pirmą divining rod. Aš jį iš karto atnaujinsiu, updatinsiu iki antros versijos ir kai nukeliausim šitą iki savo kasyklos, aš jums parodysiu jo principą. O convalescence dust, tai jeigu prisimenat, anksčiau aš naudodavau alcheminiam skirniom pasidaryti. Taigi, štai pirmas iš tokių naujesnių aparatų, kurio man reikės. Paskui man reikės... Man čia gali reikėti, taip sticky resin nereiks. Galim pasidaryti jau keletą šitų tokių įdomesnių dalykų. Taigi, ir pradedam. Taigi, pirmiausia, aš pasidarysiu... šitaip... vieną mikroschemą. Paskui prie tos mikroschemos, nors man dar reikės ne vieną tokių. Ir vieną refined iron pritrūks man dar. Jaiks. Reikia mašininio bloko ir reikia vieną dar refined iron. Ir mes tokio beveik neturim. Taigi, įdedam vieną ironą, šiek tiek to. Nusikasam šitą furnace. Aš įdėsiu ją štai čia, su paprastu ironu apdėsim aplinkui. Gausim iron furnace, arba tai yra geležinė krosnis. Paskui man reikės vieno kabelio, 2 redstone ir man reikia dar tin ir aš taip manau štai čia. Ir aš esu iš tin numatęs padaryti praktiškai visas 4 baterijas ir pamatysit kodėl. Taigi turim 4 baterijas, man reikės čia vienos, reikės 3 refined iron ir vieną iron furnace ir gausim generatorių. Taigi vienas iš Industrial Craft 2 itemų padarytų. Ir dabar man reikės šiek tiek medžio, o medžio mes turim čia. Ir man reikės tree tab. Ir man jų reikės 4 ir jie būtinai turi būti net nepanaudoti. Tai toks kaip ir minusas. Taigi mes pasiemam. Taip, ir dabar šitas čia atrodo, šitas čia ir paskui štai šitai. Ir gaunam ekstraktorių. Ir dabar man reikės šiek tiek gravel ir mes gravel neturim, ar ne? O gravel tai buvo mūsų kasyklai. Velnias. Na tiek to. Taigi, man reikia iš tikrųjų patraukti lovą, reikia nepamiršti, kad reiks čia išmiegoti. O tai mano spawning pointas pasikeis į labai toli. Ir pirmąją mašiną, tai ekstraktorių aš įdėsiu štai čia. Ir įdėsim generatorių štai... Nors ne, dar galim pasidaryti vieną aparatą. Tam reikės medžio, reikės tų baterijų ir reikės kabelio. Taigi 3 baterijos, čia kabelis turi eiti. Ir gaunam Badbox. Taigi prisimenat turbūt, kas yra Badbox. Tai yra kaip baterija, kuri saugo visą energiją. Ir man ją reikėtų iš tikrųjų įdėti kažkur. Ir aš galvoju, gal man ją įdėti taupant vietą ir kabelius tiesiog į pačią sieną.
Taip turbūt ir padarysim. Taip, štai čia padedam tą. Į kurią pusę atkreipsim pusę. Į tą pusę bus išeitis. Ir taip, į kurioje stovėsim. Taigi man reikia, kad išeitų štai čia. Statau čia, atrodo taip. Palaukit, patikrinsim. Atrodo, jau padariau pirmąją klaidą. Ne, teisingai. Ten visi kiti šonai yra tokie be taškiukų. Ir tie taškiukai reiškia, bent jau ant šitos bedbox, tai kad taškas yra išeitis, iš kurios mes nukreipsim kabelį. Ir aš įdėsiu štai čia. Ir kabelį uždarom. Ir dabar man generatorių reiktų pajungti po apačią realiai. Ir aš dabar negaliu prieiti, velnes. Pasidariau savo pats nepatogumą. Nepagalvojau apie generatorių. Taip, iš kurios pusės. Čia. Vis dėlto taip įeisim. Ir generatorius, tai bus statomas štai šitaip. Ir generatorius, kadangi liečiasi iškart su bedboxu, tai jisai jam iš karto perduos visą elektros energiją. Ir dabar man beliko sutvarkyti šitą nesąmonę, kurią aš padariau. Taigi laikant shiftą, uždarom. Grįžtam atgal. Taigi čia laikinai šitas generatorius, tol kol mes neturim normalios elektros energijos. Pasimkim, tarkim, 7, turim šiek tiek sticky resin, tai aš šitą ir paimsiu. Kai žiūrėjot mano praeitą industrinę revoliuciją, tai ekstraktorius neturėjo va štai šitų 4 vietų. Kam šitas bus reikalingas, aš paaiškinsiu šiek tiek vėliau, kadangi praktiškai niekas nepasikeitė, oi, ne čia įdėjau. Tai galim pasišimti šitą. Įdėsim į generatorių koalą. Koala yra iškepama ir visa energija pereina į mūsų bedbox kaip bateriją. Ir norėdami ją panaudoti, įdedam tiesiog šitą ir dabar mūsų ekstraktorius padarys taip, kad nereiktų mums kepti gumos štai furnace. Ir jisai ją tiesiog padarys iš vieno sticky resin arba iš vienos sulos padarys 3 gumas, kurias naudosim paskui kabeliams. Taigi, va, kaip matot, vienas tas, 3 tie ir baisiai dideli garsai. Mane tas erzina. Tai va. Kol kas atrodo tiek, tegul štai šitas pildosi. Nežinau, kiek čia tos, bet 5. Nu, praktiškai turėtų pilnai pakrauti beveik visą bedboxą tie keli koalai. Susirenkam, tai man reikės pusę to medžio, kitą pusę galim čia įdėti. Kabelių nereikės dabar, nereikės iron ingot. Reikės refined iron šiek tiek daugiau. Ir tam gaila neturim elektroninės furnace, bet ją galėsim pasidaryti taip pat netrukus. Ir kągi jau temsta. Nekas, tai tree tab, štai čia sudedam, šiek tiek torčių reikia, paskutiniai torčiai žiūriu, taip, paskutinė koala ir eisim dabar kasinėti, kai numiksim. Ui, duris uždarom. Tai sulauksim nepageidautinų svečių, kurių mums tikrai nereikia ir nežinau. Sudėtingai paskui jais atsikratyti, ypač kai neturim armoro, nors iš tikrųjų mes dabar jau kaip ir turim keletą daiktų ir gerai, kad prisiminiau, velnės nėra man reikalingų rubių arba emeraldų. Kadangi mano pickaxes greit pasibaigs ir aš manau, pasimsiu visus juos. Jo, taigi, ko dar čia galim, na dar pusės teko to įsijėgti. Tai kaip matot, mano iš 5 sticky resin gavom 15 šitų. Ir paskui panaudoju su
copper mes išgausim savo kabelius. Ir taip, na, dar elektros pakankamai normaliai. Taigi, aš kai nukeliausiu iki savo vietos, tada grįšiu. Taigi, sutiksim netrukus. Sveiki, sugrįšiu, taigi aš jau nusileidau į apačią ir kągi, einam iškart prie reikalo. Aš dar pakeliui, grįžęs namo, pasidariau tą pirmos pakopos dividing rod, tai čia dieviškoji vos ne lazdelė, galima jeigu taip išversti. Tai va, principas toksai, kad čia yra pirmos pakopos, pirmo lygio ir jisai veikia taip. Jisai štai šiame 3 ant 3 ir 8 blokai į gylį. Jisai tame gylyje, šitame, galim sakyti, stačiakampyje, ieško vertės. Ir jeigu gerai nusitaikome per vidurį, bent jau vidurinį bloką, tai jisai mums parodys maždaug vertę. Ir matote apačioj, štai čia rašo, tokia ganėtinai, tokį kaip klausimą. Divining suggestive value around 8.0. Ir tai yra tikrai tiesiog laiko švaistymas ir energijos to labiau. Kas žinot, tiesiog kas prisimenat iš mano praeitų let's play, tai Equivalent Exchange praktiškai kiekvienas dalykas remiasi energija. Ir ta energija skaitėsi EMC. Taigi, štai šitas Divining Rod pirmos pakopos naudoja 4 EMC, antros pakopos naudoja 8 EMC, bet jo veiksmo principas yra toks, kad jisai tame pačiame 3 ant 3 bloke tik at 16 į gylį jisai ieško geriausių variantų, kurie atitiktų jūsų pageidavimus arba tai kokia tai vertė. Taigi aš tą pirmos pakopos tiesiog paimsiu ir išmesiu. Man jo niekam nereikia, tiesiog aš parodymui pastačiau, aišku, šiek tiek sunaudojau savo reikiamų resursų. Tikiuosi, kad bent šitas dabar veiks, kadangi, kaip pamenat, sakiau, reikia EMC. Ir EMC mes gauname iš kuro rūšių, o šiuo atveju Equivalent Exchange kuras yra redstone, glowstone, glowstone dust, coal, alchemical fuel, Mobius fuel ir dar vienas naujasis, ir aš jau dabar mintinai neprisimenu, bet tarkim tenai jau iš šustrą, vadinsim šustru kokiu kuru. Tai va. Aš dabar neturiu nei vieno, nei redstone, nei nieko ir man reikėtų iš tikrųjų, bet pirmiausia, aš noriu pasiimti tą emeraldą, kuris yra viršui. Ir man tai padaryti reiktų štai šitaip. Keliaujam į viršų. Yes. Turim 3 tuos, tai blogiausia atveju galėsiu pikeksą pasidaryti. Ir dabar keliaujam šiek tiek žemiau. Girdėjau, kad šitas Divining Rod, kad deimantai būna šiek tiek žemiau. Ir kas dar nepastebėjo, tai kai būnam prie bedrock, viskas pasidaro tamsiau. Tarkim dabar keletą blokų šokų aukštyn ir mes, pavyzdžiui, matom beveik visą gylį. O kai čia nušokam, tai mes matom, na nežinau, keletą laiptelių. Taigi čia jums gali būti šiek tiek tamsiau, tai pasistengsiu aš apšviesti labiau. Ir kaigi, prisimenat 3 ant 3. Taigi taikomės į vidutinį, spaudžiam dešinį ir matot rašo taip. Divining suggestive value around 95.0 ir geriausia randama yra 2048. Taigi šita vertė reiškia, kad kažkur štai 3 ant 3 16 gylį mes rasime auksų. Kadangi 2048 yra aukso EMC value. Ir dabar taigi mes pakasinėkim štai toliau. Ir pagal idėją mes turėtume rasti. Ir kodėl yra, kam jie yra naudojami, tai dažniausiai su tokiais aparatais kaip jis ten vadinasi, palaukit, Destruction Catalyst. Taigi, buvo čia pirmas blokas, čia yra 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Taigi, štai va šiame tokiame šitame urve mes turėtume rasti auksų.
Ir aš dabar tiesiog pakasiu. Jūs per daug dėmesio nekreipkit. Ir kągi, kaip minėjau, pirmos pakopos tasai RIA 4 EMC. Ir štai ir auksas, kaip ir prognozavo mūsų šitas dieviškoji lazdelė. Taigi, RIA pirmos pakopos 4, antros pakopos RIA 8 ir trečios, tai paskutinės, kur reikalingas ir deimantas bus, RIA 12. Taigi, aš dabar susirenku visus resursus. Dar šiek tiek urano, matot, turim. Susirenkam visą. Iš tikrųjų keista, kai visi resursai dabar yra daug žemiau negu anksčiau būdavo. Anksčiau būdavo lavos lygyje kažkur. Mums reikės nemažai redstone. Tai pikeksą žiūriu, manau, jau kaip ir. Ir man būtinai reikia kokį nors vieną deimantą rasti. Kai rasim deimantą, tada jisai mums padės šiek tiek labiau. Galėsim atnaujinti savo Divining Rod ir tiesiog palengvins mums ieškojimą visų mūsų norimų resursų. Taip pat kai kurie, jeigu aš teisingai prisimenu, jeigu Divining Rod rodo 370 kažkėlį atrodo, tai tada, palaukit, kas čia yra, sulagina baisiai. Matyti ir kai renderinu, tai taip ir yra. Tai apie 3700 tai bus Mossy Cobblestone ir kas žino, kas tai yra, tai reiškia, kad kažkur bus kažkoks tai mobų spawneris. Iš tikrųjų labai geras dalykas, ieškant mobų spawnerio, tai irgi toks kaip ir pliusas. Taigi aš tikiuosi, kad jūs viską matot, ką aš darau ir dabar, tarkim, pasirenkam štai šitą 3 ant 3. 256, tai atrodo bus coal geriausias, tai 3 čia baigėsi, dabar čia 320, dėl 320 nesu garantuotas, neprisimenu, kad ironas yra apie, neprisimenu, žinokit. Taigi, kurimo crafting table. Pasistatom, pasidarom tą, pasiemam emeraldų. Turim emerald pickaxe. Ir kaip matot, jisai panašiai kaip ir deimantas, deimantinis pickaxas, taip pat greičiu kasa, tačiau baigėsi žymiai greičiau, jo durability, kitaip vadinamas, yra tiesiog labai trumpas. Ir man atrodo, kad tasai 320, atrodo, ar koks ten buvo, tai man atrodo bus cin. Negaliu, man atrodo, jo, tai reiškia turbūt cin. Tai va, Equivalent Exchange dabar daugiau prasilenkia su papildo patį Industrial Craft, tiek Bullcraft, kadangi tasai bent jau pats modo autorius, tai taip pat žaidžia su tom pačiom programom, tais pačiais dalykais. Tai va, aš dabar taip pamaininsiu, paieškosiu šiek tiek deimantų, tikiuosi man pasiseks. Tai vėl 3 ant 3, geriausia 1. Taigi šitą įstatom. Tai štai čia 512. 512 yra geriau negu coal. Įdomiai. Taip pat dar Red Power 2 itemai turi savo vertes, taigi šiuo metu kaip šitie modai beveik yra sugroję. Aš bandau atspėti, nejaugi Nikolaitis, gali būti. Taigi, kol kas tiek, grįšim sekančiai serijai jau turbūt ir jau turėsiu šiek tiek daugiau resursų ir galėsim kažką mandresnio daryti. Taigi, iki.